Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti vieną būdą, kaip palenkti trikotažinio gaminio apačią, kai neturite plokščiasiūlės mašinos. Šiam būdui reikės overloko ir siuvimo mašinos. Ką Jums reikia pirmiausia padaryti? Tai ant savo gaminio pažymėti 3 cm palanką. Be abejo, kai kerpate, Jūs turite ją numatyti, kad jinai bus. Sekantis žingsnis. Lenkiam savo gaminį per pažymėtą lenkimo liniją. Štai taip. Perlenkiam į blogąją pusę. Perlenkiam. Galite šitą palanką prisisegti, kad nepamestumėt, kad jinai per visą jūsų gaminį eitų tiksliai per pažymėtą liniją. O tada, pažiūrėkit, čia yra blogoji pusė, palanka, o tada imam. Va štai taip. Kad jūsų palankos kraštas, va štai šitas palankos kraštas, sutaptų su va tokia va lenkimo siūle. Ir dabar, čia yra geroji pusė, ir dabar mes apmėtysim kartu visus šitos sluoksnius iš palankos pusės su overloku. Kai kraštas yra apmėtytas, mums reikia nulenkti štai šitą palanką į apačią ir va štai šitą siūlę prilyginti, taip kad siūlė žiūrėtų čia į viršų. Kai lyginsit, žiūrėkit, kad va čia va nebūtų užkritimo. Turi būti va taip va gražiai nulenkta ir prilyginta. Ilgai nekepinam, trikotažas prisilygina greitai su garu ir šiek tiek palaikant lygintuvą. Štai kokia graži standi palanka gaunasi. Jeigu jūs norėsite, galima dar per štai šitą kraštą 2 mm nuo siūlės prasiūti su siuvimo mašina. Aš taip ir padarysiu. Dygsnio ilgis bus 3 mm. Siūsiu maždaug 2 mm nuo va štai šitos susiuvimo siūlės. Kolegos, nepamirštam, kad siuvant trikotažą būtinai turite naudoti ir trikotažinės adatas. Aš naudoju 75 numerio. Štai pažiūrėkit, koks gražus palenkimas gaunasi. Pakankamai standus. Iš blogosios pusės vaizdas ir iš gerosios pusės. Specialiai nupeltakiavau spalvotais siūlais tam, kad jums būtų geriau matyti. Šitas būdas puikiausiai tinka rankovių palenkimui, kokiu nors palaidinių maikučių palenkimui, bet deja netiks džemperiams. Nelabai storam trikotažui šitas būdas yra pats geriausias. Man labai malonu, kad jūs žiūrite mano kanalą, kad jisai jums patinka, kad mes kartu mokomės. Sekite mane, prenumeruokite, susitikim kitais kartais. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.